Sveiki, mėly podcast'o klausytojai. Šiandien pristatome Jums pirmąjį Lietuvos beisbolo asociacijos podcast'ą, kuriame aš Dangė Mačernytė kalbinsiu Kira Baitul. Sveika, Kira. Sveiki, Dangė. Mes šiandien randamės Prancūzijoje, kurioje netrukus startuos U18 beisbolo 5 Europos čempionatas, kuriame dalyvauja ir mūsų komanda bei pati Kira. Taigi, Kira, kaip nuotaikos prieš čempionatą, kaip jautiesi? Iš tikrųjų nelabai jaudinus, nes tai jau antras mano svarbus čempionatas, jau kažkaip ir pripratau, jaučiuosi labai gerai, labai noriu žaisti, jau negaliu sulaukti. Kaip manai, ko tikėtis mums, žiūrovams, iš jūsų pasirodymo? Ar manai, eisit į topą? Aš manau, kad mes visgi pateksim į topą, nes labai daug dirbom, labai norim laimėti šitą vietą, nes praeitą kartą Bulgarijoje mes užėmėm 3. vietą ir nevažiavom pasaulio čempionatą. Tai šiais metais labai norėtumėm iš tikrųjų važiuoti. Manai, kurios rungtynės, prieš kurias rinktinės jums bus tokios sudėtingesnės? Aš manau, tai bus Turkijos rinktinė, nes turkus mes kaip ir gerai pažįstam, bet jie žaidžia su charakteriu ir aš manau, kad mums bus prieš juos biškį sunkiau žaisti. Vakar atvykote tik tais į Prancūziją. Kaip pati kelionė? Ar pavargote, ar išėjo pailsėti prieš patį čempionatą? Kelionė iš tikrųjų buvo labai sunki, labai trumpi buvo skrydžiai, bet visgi buvo sunku, nes turėjome miegoti oro uoste, bet iš tikrųjų labai gerai pailsėjom. Svarbu, linksma buvo? Jo, linksma buvo, tai tikrai. Galėčiau, manau, sakyti, jog esi viena tokių perspektyviausių žaidėjų, dėl to, nes tau tik 14 metų, jau žaidėjai pasaulio čempionate beisbolo 5, kuris vyko Honkonge. Kaip tau ši patirtis? Iš tikrųjų, po Honkongo čempionato supratau, kad reikia dar toliau dirbti, nes tą rezultatą, kurį mes turėjom, iš tikrųjų mums jo neužteko, kad turim dar daugiau dirbti, turim galvoti naujas schemas. Ir šitas čempionatas davė man daug patirties, nes turėjau galimybę žaisti su geriausiam pasaulio komandomis. Labai iš tikrųjų patiko man. Iš pasaulio čempionato gal kokiais galėtum linksmais, juokingais nuotykiais pasidalinti, kas įvyko? Gal čia ir buvo linksmas momentas, gal čia buvo ir liūdnas, bet pamenu, kai žaidėjas bėgo pirmą bazę ir padarė kurvertį netyčia. Tai nežinau, čia linksma ar čia... Dar kaip suprantu, pačiai neteko per pačiai tikrai neteko. Gerai, toliau važiuojam. Iš kur sužinojai apie beisbolą? Kaip pati pradėjai juo domėtis? Apie beisbolą aš sužinojau iš tėvo, nes vieną kartą jis turėjo nuvežti beisbolo komandą į čempionatą. Tada jis pamatė, kaip žaidžia beisbolininkai, kaip jie muša, kaip jie gaudo, kokie jie stiprus esą. Po to, kai jis atvažiavo namo, po kelių metų, kai aš turėjau pasirinkti, kokį sportą turiu lankyti, jis man iškart pasiūlė beisbolą. Kitą dieną mes važiavom pas trenerį ir pradėjom žaisti beisbolą tuo metu. Turi jaunesnę sesę, kuri taip pat žaidžia beisbolą ir kartu dabar esate beisbolas 5 rinktiniai. Ar nesijaučia tokia konkurencija? Iš tikrųjų, konkurencija yra visada, bet taip kaip mes esas, nėra tokios sunkios konkurencijos, nes aš manau, kad mes visus esame vienodas, nes mes čia patekom. Tai, žodžiu, gerai išeina su sesė bendrauti. Su sesė jo. Kokia gal, sakyčiau, viena įsimintiniausių pergalių ar rungtynių buvo per tavo visą dabartinę karjerą? Aš manau, kad tai buvo Bulgarijoje, kai mes pirmą kartą nuvažiavome Europos čempionatą ir ten užėmėm 3. vietą. Turbūt čia buvo įsimintiniausia pergalė. Ar čia buvo čia buvo tavo pirmasis toks čempionatas, jog išvažiuoji į užsienį? Jo, tai buvo iš tikrųjų mano pirmas čempionatas, jis vyko Bulgarijoje. Ir kada tai buvo? 22 metais, atrodo. Tai buvo tik 12 metų? Jo. Wow. Kalbant apie beisbolą 5, kodėl tave sudomino ši sporto šaka, nes tai vis tiek yra labai skirtinga nuo beisbolo? Mane sudomino ši sporto šaka taip, kad čia nereikia lasdų, nereikia jokių pirštinių, tau reikia vien tik vieno kamuoliuko, kurio tau užteks, kur tu gali žaisti šį sportą bet kur tau nereikia aikštės, tiesiog gali žaisti šitą sportą bet kur. Gal truputį galėtų mūsų žiūrovam papasakoti apie pagrindinės taisyklės beisbolo 5? Pagrindinės taisyklės, kad turi būti minimum 5 žaidėjai, vieni turi gintis, kiti turi pultis, žaidėjai, kurie turi pulti, jie turi kuo daugiau atsinešti taškų, bet kad atsinešti taškų jie turi mušti ir permušti liniją,
kai jie permuša liniją, jie turi bėgti iš pradžių vieną, po to antrą, po to trečią ir grįžti į namų bazę, tada skaitysis taškas, o gynėjo tikslas pagauti kamuoliuką ir numesti pirmą bazę, kad padaryt autą. Gynyba keičiasi, kai padaro 3 autus. Jie keičiasi tarpusavėje. Tai iš esmės pačios taisyklės yra, galėčiau sakyti, panašios į beisbolo. Jo. Tik tais, kaip sakai, nereikia lasdos, o viską atlieki rankos pagalba, visus mušimus. Taip. Be beisbolo, ką pati veiki šiaip laisvų laikų, po pamokų? Iš tikrųjų, neturiu ant tiek daug laisvo laiko, jeigu nėra treniruotis, tai stengiuosi nueiti kur nors su draugais, nes kai turiu treniruotis, tai absoliučiai nieko nespėju ir draugus matau tik tais mokykloje, tai dažniausiai, kai turiu laisvą laiką, kur nors einu su draugais. O kaip tavo draugai reagavo į tai, jog žaidi beisbolą, nes, kaip ir sakiau, beisbolas nėra tokia populiari sporto šaka Lietuvoje? Iš tikrųjų, mano draugai buvo šiek tiek ašaruoti, kas tas beisbolas yra, kodėl tu jo žaidai iš vis. Aš po to pasakiau, taip išėjo, kad pradėjau žaisti ir draugai po to priprato, kad žaidžiu šį sportą ir jau priėmė jį, sako, Kira šaunuolė, kad važiuoja kur nors, kad žaidži šį sportą, nepasirinkai tokio kažko banalaus, tokio banalaus, o pasirink tokį įdomesnį sportą. Iš tikrųjų labai gerai čia. Ar ateina palaikyti tavęs rungtynės? Jo, turiu vieną geriausią draugą ir jie visada su manim, visada mane palaiko, visada žino apie mano varžybas, stengiasi žiūrėti jos, jeigu negali su manim važiuoti. O, smagu girdėti tikrai. Kalbant dar apie laisvą laiką, gal turi kokių mėgstamų filmų, serialų ar dainų, kurias galėtum pasiūlyti ir mūsų žiūrovams? Outer Banks, čia šitą serialą man pasiūlė ta mano geriausia draugė ir čia turbūt yra mano mylimiausias serialas. Tai kviečiam pažiūrėti, kas dar nematė. Pati tavo komanda tiek beisbolo 5, tu žaidži Vilniuje. Ką galėtum pasakyti apie jūsų ryšį? Ar komanda yra artima, ar ne? Gal yra kokių specifinių žmonių, pavyzdžiui, kuris visą laiką ateina į treniruotę su muzika, su gera nuotaika, kuris visus užveda. Ir iš tikrųjų vienas toks žmogus, jo vardas Deividas, jis visada, kai ateina į treniruotę, duoda tokį žiauriai gerą vibe, visada su juo linksma ir jis turbūt visus mus palaiko ir tai duoda iš tikrųjų labai gerai, iš tikrųjų, kai jis ateina ir kada jis esą komandai. Bet komandai mes bendraujam kaip ir tarpusavę labai labai gerai. Mes iš tikrųjų visi draugiški, padedam vienas kitam. Tai... Kiek žinau, beisbolo 5 komandai turi būti tiek vaikinai, tiek merginos. Tiesa? Taip. Kaip sekasi būti vienoj komandai ir su vaikinais? Ar jie palaiko? Vaikinai jo iš tikrųjų palaiko, nes mes turim irgi susibendrauti, susitart, kas ką daro. Ir, vaikinai iš tikrųjų palaiko mus, kaip ir mes juos palaikom. Viskas normaliai. Viskas normaliai. Kalbant apie treniruotės, nes senai vyko tiek ir jūsų pasiruošimas Italijoje, treniruočių stovykloje beisbolo 5, kur treniravosi tiek jūsų 18 komanda, tiek suaugusiųjų komanda. Gal gali papasakot mums, kaip vyksta beisbolo 5 treniruočių stovykla? Mes turėjom 2 treniruotės per dieną. Per tos 2 treniruotės mes turėjom atidirbti ir gynybą, ir puolimą. Mes dirbom tokius momentus, kurie mums šiek tiek blogiau gaunas. Treniruotė vyksta, mes buvom paskirti į 2 grupės, nes nebuvo svarbu, kas kokia grupė esą, vis tiek darysim tą patį. Ir svarbiausia buvo atidirbti tos momentus, kuriuos mes galėjom, blogai mums sekėsi. Kiek laiko truko stovykla? 2 savaitės. Ir per tas 2 savaitės, ar šios treniruočių stovyklos atneša naudą jūsų kaip komandos susibendravimui? Jo, per tos 2 savaitės aš manau, kad mes visi daug labiau susibendravom, mes turėjom gyventi visi kartu, turėjom vaikščioti treniruotis kiekvieną kartu ir matėmės mes kiekvieną dieną. Tai aš manau, kad iš tikrųjų mes labiau susibendravom dėl šios stovyklos. Gal kokių nuotaikingų momentų ten įvyko? Pas mus kiekvieną dieną buvo kažkas įdomaus, nes kiekvieną dieną buvo gal šiek tiek skirtinga treniruotė. Darėmės iš pradžių, aišku, kad tą patį, bet po to gal šiek tiek skirtingai. Ir kartais buvo ir juokingų momentų, kartais buvo ir liūdna. Bet vienas turbūt iš juokingiausių momentų, kai paleidavo muziką. Ir vienas sako, man tas nepatinka, man patinka. Ir negalėjom išspręsti, kas tokio buvo, ką jungti. Žodžiu, konfliktas buvo sunkus. Jau 5 metus žaidė patį beisbolą.
Ir kaip ir minėjai, daug būna treniruočių, jog neturi laisvo laiko. Iš kur semiesi motivacijos? Motivacija duoda tai, kad kai važiuojam į čempionatą, galim laimėti ir kad tiesiog tas čempionatas man labai malonu yra, kai tu važiuoji su žmonėm, kuriuos gerai pažįsti, su žmonėm, su kuriuo man labai gerai, kai mes važiuojam, yra toks vaibas geras. Ir tai iš tikrųjų duoda motivaciją patekti į rinktinę ir būti su geriausiai, žaisti tarp geriausių. Ir tiesiog man tai labai patinka. Ir motivacija man turbūt ir duoda, kaip ir treneris, sako, Kira, tu gali žaisti, tu tikrai žaisi, aš tikiu tavim. Tokie momentai irgi duoda motivacijos. Gal yra kokių beisbolo žaidėjų ar beisbolo 5 žaidėjų, į kuriuos tu lygiuojas ar sėki jų žaidimą? Iš tikrųjų, stengiuosi, kai žiūri kiekvieną žaidėją, imu iš jo po biškį, tarkim, iš vieno žaidėjo galiu paimti kokią nors mušimo techniką, iš kito žaidėjo gaudimo techniką. Pamenu, kai buvom Druskininkuose ir negalėjau pagauti normaliai kamuolio, man Aistė pasakė, kad pabandyk pagauti, pabandyk iš tikrųjų kitaip padaryti, kitaip su rankom pagauti ir man iš tikrųjų tai padėjo ir nuo to momento pradėjau gal kažkaip geriau gaudyti, labiau man tada sektis pradėjo gal. Pasaulio čempionate Honkonge gal buvo tam tikrų komandų, kurių žaidimas tau patiko? Patiko kubiečių žaidimas, nes jie žaidžia tvarkingai, jie nelabai nervinasi, po klaidos jie pamiršta klaidą ir žaidžia toliau. Kiekvieną kartą jie kalbasi tarpusavę, ką darys toliau. Iš tikrųjų, komanda žaidžia labai tvarkingai ir labai patinka žiūrėti, kad toks yra žaidimas. Šiuo metu tau yra dar tik 14 metų ir jau tiek esi daug aplankius, pamačius, daug visur sudalyvavus. Kokie dabar yra tavo tikslai žiūrint į ateitį? Manau, kad ateityje irgi žaisiu beisbolo 5 ir taip pat beisbolo. Toliau vaikščiosiu į mokyklą, turėsiu mokytis ir po to žiūrėsiu, kaip bus, bet manau, kad žaisiu ir toliau mokysiuos. Ar svajotum apie tokią profesionalią karjerą vėliau, gal kažkur į užsienį? Manau, kad norėčiau išvažiuoti kokią nors Belgiją, Braziliją ir ten turiu mokytis, arba tą patį Ameriką labai norėčiau pamatyti, ten mokytis arba gyventi, kaip išeis. O patį beisbolą norėtum ten žaisti? Jo, labai norėčiau pamatyti beisbolą Amerikoje, arba kur kitose šalyse lygtais kaip ir mačiau, tai labai norėčiau pamatyti beisbolą Amerikoje, nežinau, turbūt tai svajonė mano, nuvažiuoti ten ir pamatyti. Nežinau, galbūt iš savo klasiokų ar artimųjų esi girdėjus kokį nors labai juokingą mitą apie beisbolą, kuris iš tikrųjų nėra tiesa. Kad beisbole visi žaidėjai turi būti dideli ir stiprus, kad gali būti tokie durneliai, kad koks skirtumas, ką tu darysi, jeigu tau tiesiog reikia su lasda pataikyti kamuoliuką ir pagauti tą kamuoliuką. Galvoju, kad tai yra lengva ir tai yra toks, nepasakyčiau, kad tai yra lengva. O kaip manai, kokias savybės turi turėti beisbolo žaidėjas, jog jis būtų tikrai geras? Manau, kad geras žaidėjas kiekvienam yra skirtingai, bet manau, geras žaidėjas yra tas, kuris moka klausyti trenerį, išvengti iš kiekvieno žaidimo savo klaidas, kuris gali pakeisti savo klaidas, kuris šiaip nori žaisti. Tai yra, manau, geras žaidėjas. Kaip manai, kokios tavo savybės padeda komandai laimėti, siekti gerų rezultatų? Aš kiekvienose varžybose stengiuosi atiduoti visą savo maksimumą ir tom aš stengiuosi padėti savo komandai. Stengiuosi juos palaikyti, kažkur jeigu kažkas padarė klaidą, nerėkti ant jo, o palaikyti, pasakyti kokį gerą žodį, kažkaip stengiuosi sukurti atmosferą, kad visiems būtų jauku, kad visiems mes norėtumėm žaisti. Sakau, taip kažkaip. Ar yra kažkas specifinio maisto, kurį valgytum būtinai prieš varžybas? Manau, kad tokio neturiu, bet stengiuosi valgyti prieš varžybas kokios nors vaisius arba daržovus, kad po to galėčiau pabėgti. O 18 beisbolo 5 rinktiniai, taip pat kaip ir rinktinė, kuri vyko į Honkongą, vadovauja, treniruoja treneris Maksim Burdin. Esi taip pat, kiek žinau, yra ir tavo treneris Vilniuje. Jo, jis treniruojamas Vilniuje ir šiaip esam vienas iš mūsų pagrindinių trenerių. Gal yra kažkokie žodžiai, kuriuos jis tau yra pasakęs, kurie tave labai užmotivavo, padėjo? Pamenu vieną kartą, kai daug dirbau, bet rezultatas nenorėjo pas mane ateiti, sako, nesustok dirbk dar ir po to rezultatas ateis dvigubai. Čia turbūt įsiminiausias momentas buvo. Jūsų pati komanda
gal rinktinių, gal Vilniuje, gal turite kažkokių grinai komandos ritualų? Manau, kad ritualų jokių neturim, bet stengiamės kiekvieną dieną prieš varžybas atsikelt, būti laimingi, tokie užsivedę, bet manau, kad tokių ritualų kaip ir neturim. Prieš komandą, prieš varžybas ten kokių skanduočių kažko nedaro. Ne, mes tokio nedarom, tiesiog stengiamės būti laimingi, kuo ramiau, kad viskas išeitų, kad nesinervuot per varžybas, kad ateit su noru. Kiek buvo didžiausi iššūkiai, su kuriais susidūrėjai žaisdama beisbolą arba beisbolo 5? Vienas buvo, kai važiavom į Honkongą, į pasaulio čempionatą ir vidurio čempionatą aš susižalojau pirštą ir treneris pasakė, kad daugiau nežaisiu. Tai buvo labai skaudu, nes buvo mano pirmas čempionatas ir sakė, kad viskas tu nežaisi. Buvo labai skaudu iš to, kad iš tikrųjų net negalėjau eiti su komanda pasitreniruoti, nes tiesiog uždraudė man. O šiuo metu jau viskas gerai? Šiuo metu jau jo, galėsiu normaliai žaisti. Smagu girdėti. Kaip susidaroji su nesėkmėm ar pralaimėjimais? Ar tave labai jos slegia, ar toks, kur viskas, numetu ir einu toliau? Aš manau, kad jeigu pralaimėm, tai pralaimėm kaip komanda ir po vieno pralaimėjimo turnyras nepasibaigė, turim žaisti toliau, turim norėti laimėti toliau. Nuo vieno pralaimėjimo gal ir kažkas gali pasikeisti, bet turim vis tiek eiti toliau. Ar turi komandoje, tiek Vilniuje, tiek gal dabar rinktinėse, užmesgus labai gerų draugysčių su kažkuriais žmonėm? Su sesė ir manau, kad su visom panom. Mes labai iš tikrųjų seniai pažįstami, labai gerai su jais bendraujam, su jomis bendrauju. Kinais irgi aš kaip ir gerai bendrauju, manau, bet su panom visgi geriau. Ar palaikai gal kokius ryšius su žaidėjais iš kitų šalių? Kaip ir galim bendrauti su kažkuo, galim ir iš Meksikos merginos yra, su kuriais galiu susirašyti, pašnekėti, kaip jiems vyksta, kaip jie ten treniruojasi, ir šiaip apie viską. Manau, kad neturiu aišku tiek daug, bet kiek važiuoju, tiek stengiuosi. Prancūzai tie patys, kurie mums gerai pažįstami, ten irgi turiu tokių draugų, su kuriais galima pabendrauti. Ir pabaigai gal ką nors galėtum pasakyti žmonėms, kurie galvoja pradėti lankyti šį sportą? Kiekvienam sportui, aišku, kai pradedi, nėra lengva, bet beisbole yra daug taisyklių, tai neturi nuleisti rankų, jeigu nesupranti kažko, nes beisbolas, aišku, nėra toks lengvas sportas, tai jeigu norit pradėti beisbolą, turi šiek tiek daugiau jėgų duoti. Na ir dabar pabaigai, Kira, esu tau paruošusi tokių klausimėlių apie beisbolą 5. Tad pažiūrėsim, kaip tu gerai apie jį žinai ir kiek domiesi iš tikrųjų. Taigi, pirmasis klausimas būtų toks. Koks buvo vienas įspūdingiausių žaidimo epizodų pirmoje Beisbolas 5 pasaulio taurėje, kai žaidėjas pelnė Grand Slam ir pelnė 4.1 smūgių? A variantas Pedroso iš Kubos, B variantas Oskaro Kolino iš Meksikos, C variantas Danielio Fernandes iš Dominikos Respublikos, ar D variantas Jasmin Tomo iš Venezuelos? Aš manau, kad joks variantas nėra teisingas, nes beisbolio 5, jeigu tu pramuši iš oro už tvoros, tau duoda autą, tai manau, kad nei vienas šių variantų nėra teisingas. Žiūrovai, matome, Kira iš tikrųjų žino beisbolą 5 ir nepavyko jos išprovokuoti šiuo klausimu. Dabar važiuojam prie kito klausimo. Kuri komanda yra laikoma pirmąją beisbolo 5 pasaulio čempionato nugalėtoja? Manau, tai yra komanda Kuba. Kiek žinau, 2 metus, kiek buvo pasaulio čempionatų, visada laimė kubiečiai. Šaunuolė. Jau 2 taškai tau. Jos pagrindinis tarptautinis renginys padėjo išpopuliarinti beisbolą 5 ir parodyti jį pasauliui. A variantas – Olimpinių žaidynių parodomasis turnyras. B variantas – Pasaulio beisbolo 5 taurė. C variantas – Pasaulio Urban Games turnyras. Ar D variantas – Pasaulio jaunimo olimpinės žaidynės? D variantas – olimpinės žaidynės.
Taip, tiesa, 20 metais jaunimo olimpinėse žaidynėse beisbolas 5 pirmą kartą buvo įtrauktas į oficialią programą. Ketvirtasis klausimas būtų toks, kodėl beisbolas 5 taip pat vadinamas urbanistiniu beisbolu? A variantas – nes žaidimas vyksta tik miesto parkuose. B variantas – nes žaidimas nereikalauja daug įrankos ir gali būti žaidžiamas miesto gatvėse. C variantas – nes žaidėjai privalo dėvėti miesto stiliaus aprangą. Ar D variantas – nes žaidimas trunka tik 5 minutės. Aš manau, kad B variantas, nes beisbolui 5 nereikia jokių pirštinių, nereikia jokių lasdų, vien tik tavo ranka ir kamuolys. Šaunuolė. Geras atsakymas. Na ir paskutinis klausimas būtų toks. Kokio amžiaus grupės daugiausia žaidžia beisbolas 5? Tai A variantas – 12-16 metų amžiaus jaunuoliai. B variantas – tik profesionalūs beisbolininkai. C variantas – visos amžiaus grupės be apribojimų. Ar D variantas – tik suaugusieji nuo 20 metų? C variantas, man atrodo. Visos amžiaus grupės, taip. Beisbolas 5 yra prieinamas žaidimas skirtas įvairaus amžiaus žaidėjams. Tad kviečiame visus lankyti beisbolą 5 ir pažiūrėti tai, ką šiandien kalbėjom su Kira. Tai labai ačiū tau, Kira, už šį pokalbį. Ačiū tau, Dangė. Ir iki kitų kartų. Ate.